Niekas nekalba, kad žada įvesti paveldėjimo mokestį apie 30%. Va, kur bus skausminga. Ten iškart sumos prasidės. Va, kaip Japonijai. Pusę vertės turi susimokėti paveldėjęs turtą. Tai ten senamiestį tokio iššlavė tuščia. Dangoraižiai dygsta vietoj senų namų. Taip ir valosi miestas. Čia matyti tą patį galvoja. Visi kompiuteris įves, čia bus viskas, sumažins matus, biurokratijas. Ta biurokratija dar daugiau išauga. Kiek tu dar majedus atsėmė? Ką jie kūri? Jie nieko. Kažkokius tai alkoholikis, šampaną vaikišką gerą. Pasiūlymai tokie. Ką jie dirba? Jie visas 4 metus būktai dirb. Bet yra toks argumentas, kad visas pasaulis, yra toks argumentas, moka ir mes turim susimokėti. Pirmiausia, joks pasaulis nemoka, tik vakarų pasaulis. Pradėkime nuo to, ne? Antras dalykas, jie šiandien sako, rekomendacija Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo. Kas yra Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas? Tai yra globalistų tam tikros institucijos, kurios vykdo tą globalistinę valią. Tas pats centras. Jo, ir iš vieno centro, reiškia. Kitas dar dalykas, kad tai yra rekomendacija, o lietuviška rekomendacija yra patarimas. Tai jo visada galima nevykdyti. Kitas klausimas, jeigu politikai vykdo ne Lietuvos žmonių, o patarimus iš užsienio, kas jie yra tokie? Užsienio agentai. Tai va tą reikia labai aiškiai suvokti, kad tai yra užsienio agentai, vykdantis ne Lietuvos žmonių jos išrinkusių interesus, o kažkokių tai centrų, kurie yra toli užsienį, nesvarbu, ar tai Vatikanas, ar Maskva, ar Pasaulio bankas. Naujasis kolonializmas. Jo. Tai va tas valdyti kolonijas per turtą, per pinigus, melžti, skurdinti. Tada skurdintas žmogus įlengviau valdytis, dirbs už duonos kąsnį, baudžiauninkas, vergas. Kad paverčia žmonės darbo ištekliais. Tai yra, tu esi šiaip ne žmogus, o kažkoks darbo išteklius, kaip nafta, pavyzdžiui, dujos. Vat ir žmogus, kuris dirba. Kaip gamybos priemonė. Žmogus, tai esi tiesiog toks. Turiu pažįstamų žmonių, kurie visą gyvenimą dirbo. 40-50 metų žmonės dirbo, įsigijo kažkokį, sakysim, butelį ar namelį ir šiandieną jų pajamos tikrai nėra tokios, kad šitie žmonės galėtų mokėti nekilnojamo turto mokestį. Dėl mano gilių įsitikinimų iš tikrųjų pirmasis būstas žmogaus tikrai neturėtų būti apmokestinamas. Tuo labiau, kad buvo labai neblogas beje buvusio Seimo nario Gedimino Navaičio pasiūlymas organizuoti taip vadinamą prabangos mokestį. Kodėl mes nekalbam apie rimtesnius mokesčius oligarchams, kodėl mes nekalbam apie didesnius mokesčius, sakysim, tiem patiem bankam, bet kodėl mes norime sunaikinti būtent tą vidurinėje klasę, kur Lietuvoje ir taip yra vos gyva.